kalbės visų kultūros darbuotojų vardu. Gerą dieną, šilutiškiai, su gražia pavasarinė švente. Kaip gera, kad jūs esate čia. Kaip gera, kad mes turime tokią šventę ir tokią progą. Kultūros bendruomenė šiandien ypatingai pamaloninta, nes du mieli mūsų kolegos, Rita ir Romas, tapo ne bet kokie, o sidabriniai. Galima paploti. Argi tai ploja Šilutė? Mėly Rita ir Romai, kažkaip sakyti jums žodžius nugarą neišeina. Ateikite verčiau. Tuos pasiaiškinsim. Mūsų kolegė Dalia yra paleidusi į pamarį gražius žodžius. Šviesos parnešti, gerą padaryti. Ir vaikšto šitie žodžiai. Ir prisiliečia prie tų žmonių, kurie kūrė, kurie daro gerą. Tai čia yra mūsų sveikinimas ir palinkėjimas. Šviesos parnešti, gerą padaryti. Tegul tų darbų, idėjų, kūrybos būna labai daug. Mylim jūs. Sėkmės. Iš tiesų klausyta kultūros darbuotojų delegacija, tai yra ir Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos kolektyvo atstovai, kurie sveikina šią išskirtinę progą. Matau, kad ir Vydūno kultūros centro kolektyvas taip laukia, viskas tvarkoje. Viduniečiai žinoma, kad jau bus suteiktas žodis, o kaipgi kitaip. Taigi šiandieną mes pagerbėme jūsiškius iš jūsų darbo. Taigi prie mikrofono kviečiame Vydūno kultūros centro kolektyvo atstovus. Nežinau, kas kalbėsit, bet tikrai turite ką pasakyti. Prašom. Rita, Romai, mes labai džiaugiamės ir didžiuojamės, kad šita premija įteikta būtent jums. Mes didžiuojamės, kad dirbam kartu su jumis, kad galim būti tos nendrės tų kelių, kur prisideda prie jūsų darbų. Mes iš jūsų iš tikrųjų daug ko išmokom ir dar mokomės. Tai ačiū jums labai, kad mes galim dirbti šitame centre, kur sukuriama iš tikrųjų labai kūrybinė atmosfera, kuri nepaiso jokių buitinių, politinių dalykų, tai yra virš, aukščiau to. Tai ačiū labai.